Sveiki, spinigo broliai. Čia 2 dienų darbas 2 minutėse. Visų pirma, pasigamina masalą. Ant jo tikriausiai ir dabar jau neblogai kiptų. Ir marš į dažyklą. Dažau nugaras, galvas, pilvukus, naudoju UV dažus, uždėjau dryžiukus. Uodegose dedu labai daug blizgučio, kad lydekom, kuriuo seka masalą, greičiau kantrybė baigtųsi. Teptuko pagalba užtepliojau pelekiukus. Prie jų reikia daug laiko, rankų darbo ir kruopštumo, bet po biškį jie tampa vis gražesni. Jau ir akis sudėjau. Laminavimas masalui suteikia puikų blizgesį, gerai laikosi akys. Gatavi, aukščiausios kokybės rankų darbo masalai, jau galima eiti žvejoti. Juos galite įsigyti mano elektroninėje parduotuvėje www.sarstenlures.lt. Na, o dabar pažiūrim, ką jie daro vandenyje. Kaip matote, ir lėtai traukiant šito masalo puikus darbas, raulingas, sviravimas į šonus, o agresyvus uodegos darbas sukelia vibraciją vandenyje. Šis rankų darbo masalas idealiai tinka žvejams, kurie vertina tikslumą, našumą ir išskirtinumą. Visada malonu sulaukti žvejų foto su tokiais laimikiais. Nei žvyno visiems.